Sveiki vėžiai. Šita savaitė jums yra ne vienareikšmė, jin yra gera, pakankamai gera, labai kūrybinga, labai, kaip produktyvi. Nes ką veiksite, tai ką darysite, visada gausite neblogą rezultatą ir uždirbsite gerus pinigus. Tarp kitko, pinigus galite šią savaitę uždirbti, gauti netikėtai ir iš savo netiesioginės veiklos. Tai yra hobio klasės ar kažkokiu tai, kaip mes sakydavom, kažkada tai chaltūrų. Ir daugiau negu tikitės. Tai vat tikrai nusimato kažkokie pinigėliai iš dangaus nukrentantis, kurie jūs tikrai džiugins ir suteiks naujas galimybės. Jeigu pasižiūrėjus giliau, tai vis tiek yra tam tikra tokia įtampėlė su vyresniais žmonėm arba dėl reikalų susijusių su vyresniais žmonėmis. Taigi, stenkitės nekonfliktuoti su tėveliais, su seneliais, su savo kaimynais gal vyresniais ar giminėm, nes tie konfliktai niekur neveda ir tik ištampys jums nervus, nes jūs esate labai jautrus, o dar bus ir pilnatis nuo 11 dienos, tai jau reikėtų būti visiems vėžiukam atsargesniems. Neužmirškite, kad jūsų jautrumas yra pats didžiausias iš visų ženklų. Ir jūs labiausiai iš visų ženklų reaguojate į mėnulio fazes. Taigi, dar perspėjimas, kad pas jūs gali gesti kažkokia tai buitinė technika. Ir tikrai stenkitės išeidami iš namų nepalikti įjungtų prietaisų, ištraukite viską iš rozečių arba išjunkite rozetes, nes taip jau jums yra saugiau šią savaitę taip daryti. Ir aišku, būkite atidesni už vairo, kadangi kažkokių tai smulkmenėlių tikrai gali įvykti, nes būsite šiek tiek labiau įsiblaškę negu visada. Taigi, šią savaitę tiek, neužmirškite mūsų palaikyti, spauskite patinka ir prenumeruokite mus. Ir iki kitos savaitės.